Ar jūs kaip ES pilietis jaučiatės saugus savo šalyje visų pirma ir ES valstybėse? Aš jaučiuosi pakankamai saugus Lietuvoje, nes matau labai nuoširdų, kruopštų pareigūnų darbą, jų nesimato gatvėse, bet jie dirba tikrai sąžiningai, tas jaučiasi. Tikrai jokio diskomforto Lietuvoje nejaučiu ir net lyginant su vakarų Europos miestais, kur tikrai saugumo situacija yra kur kas sudėtingesnė ir, kaip žinome, dalis mūsų negerai besielgiančių žmonių tiesiog išvažiavo į vakarų valstybės ir dėl to ten saugumo situacija kažkiek pablogėjo, bet aš jaučiuosi labai saugus Lietuvoje. Gerai, ačiū. Sakykite tada, kokiu balų 10-balėj sistemai vertintumėte viešojo saugumo būklę Europos Sąjungoje, kadangi kalbame apie rinkimus Europos parlamente ir Lietuvoje, žinoma. Aš bendrai vertinčiau 8 balais ir tikrai nedaryčiau skirtumo tarp Lietuvos ir vakarų Europos. Kaip minėjau, šiek tiek saugesnis jaučiuosi Lietuvoje net nei vakaruose. Bet problemos, aišku, yra didelės ir ypatingai mane neramina valstybės požiūris į pareigūnų situaciją, jų darbo sąlygas. Okay. Išskirkite tuomet 3 svarbiausias ES ir Lietuvos teisėsaugos problemas ir kaip jos turėtų būti sprendžiamas. Pirmiausiai, manau, kad pagrindinė ir esminė problema yra platesnė net negu teisėsaugos sfera, tai yra požiūris į viešąjį sektorių kaip tokį. Mes turime pastoviai didėjančią problemą, kad valstybės pareigūnai, politikai vis bando mažinti viešojo sektoriaus finansavimą. Mes esame mažiausiai Europoje perskirstanti šalis, nesirūpiname iš esmės viešojo sektoriumi, jis vadinamas išlaikytiniu ir nuo to kenčia pagrindinės valstybės funkcijas vykdančios struktūros. Visų pirma, policija ir visa teisėsauga. Jeigu mes nematysim šios problemos kaip esminės, tai visos kitos diskusijos yra netokios svarbios. Žinoma, yra problemos ir su planavimu, yra problemos su dialogo nebuvimu tarp stipriausių pilietinės visuomenės organizacijų, kaip pavyzdžiui pareigūnų profsąjunga ir vidaus reikalų ministerijos ir kitų atsakingų institucijų. Tačiau mes turėtume žiūrėti globaliai ir tą pačią idėją atstovauti ir Europoje. Jeigu Europa mus vers toliau veržti diržus, jeigu mes nuolankiai pritarsim tokio radikalaus taupymo politikai, kurią šiuo metu propaguoja vakarų Europos konservatoriai, tai mūsų situacija nesikeis ir aš manau, kad reikia važiuoti į Briuselį ir atstovauti alternatyvę nuomonę, kalbėti apie tai, kad viešas sektorius gali būti efektyvus ir mūsų policijos ir kitų jėgos struktūrų pavyzdys yra puikus, kuris parodo, kad net esant minimaliam finansavimui efektyvumas gali būti aukštam lygiui. Ačiū. Sakykite, jeigu taptumėte Europos parlamento nariu, ką nuveiktumėte teisėsaugos labui? Ar turite kažkokių jau idėjų? Mūsų idėjos yra bendros, mes esame Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, tai akcentuojame 3 pagrindinius dalykus, akcentuojame šiuo metu, tai yra žemė, tai yra mūsų atsakomybė prieš žemę, tai aktualu ir pareigūnui, ir valytojui, ir prezidentui. Jeigu mes nesirūpinsim savo aplinką, savo švarių orų, švarių vandenių, mūsų vaikų galimybėm normaliai žaisti ir gyventi gamtoje, tai rūpi ir pareigūnui. Pareigūnas irgi augina vaikus, jam irgi reikia, kad ši šalis liktų natūraliausia, švariausia, kokią mes ją dabar turim. Ir beje, pareigūnas neretai ir atlieka tą tokio visuotinio sanitaro, jis ir prižiūri, kad ir toj bendruomeniai, kad ir šiukšlintojai būtų nubausti, ir kelių pažeidėjai, eismo taisyklių, ir nusikaltėliai. Tai šiuo atveju mūsų rūpestis žemė yra bendras. Žinoma,
mūsų prioritetų sritis yra žmogus ir jo gerovė. Tai mes šiuo atveju esam kairioji partija, kuri galvoja apie socialinį teisingumą ir pareigūnus vaidmuo užtikrinant socialinį teisingumą, žmonių lygias galimybės yra nebejotinai labai svarbus ir todėl aš manau, kad turime daryti kuo daugiau, kad valstybinės pareigas, viešo intereso gynimo pareigas atliekantis pareigūnas būtų orus ir patenkintas. Dėkuoju. Ar žinote, ko labiausiai trūksta statutiniams pareigūnams tiek Europoje, tiek Lietuvoje, aišku, ypač Lietuvoje, ir su kokiais sunkumais jie susiduria? Man tenka bendrauti su pareigūnų profsąjunga, dirbti bendrame projekte, skatinant socialinį dialogą Lietuvos regionuose ir aš tikrai bendrauju ir su gaisrininkais, ir su policininkais ir matau, kaip sunku jiems iš tikrųjų atlikti pareigas, kai trūksta elementarių orias darbo sąlygas užtikrinančių priemonių, kaip uniformos, kaip tiesiog trūksta labai dažnai elementariai kuro, yra darbo planavimo problemos, kai vienas patrulis turi aptarnauti milžinišką kiekį teritorijos ir jam tikrai trūksta pagalbos ir biurokratinė našta eiliniam pareigūnams yra didelė ir man teko lankytis ir komisariatuose, ne kaip įtariamajam, bet tiesiog dėl įvairių gyvenimo aplinkybių ir tikrai matau, kaip ta nepagarba viešajam sektoriui, viešajam interesui atsispindi pareigūnų kasdieniuose gyvenimo sąlygose. Ačiū. Kaip manote, koks yra socialinio dialogo lygis ES šalyse ir Lietuvoje? Ar teisėsaugos sistemos institucijos vadovaujasi socialinio dialogo principu, ar jį dar reikėtų tobulinti? Manau, kad socialinis dialogas turi abi pusės. Viena vertus tai yra priemonė gerinti bendravimą tarp profsąjungų ir pareigūnus atstovaujančių organizacijų ir valdžios. Kita vertus, Lietuvoje yra per daug sureikšmintas socialinis dialogas ir aš kalbu apie kitas galbūt profsąjungas, kitas sritis, kur iš tikrųjų prisidengiama socialiniu dialogu, o realiai nepaisoma darbuotojų iš esmės interesų ir darbuotojus bandoma įtikinti, kad jie neturi nei reikalauti, nei protestuoti. Pareigūnų situacija yra kiek kitokia, čia yra tikrasis socialinis dialogas, kokį aš matau šiandien, nes pareigūnai iš esmės nepataikauja valdžiai, o tiesiog daro tai, ką pažada. Jie pažada, kad streikuos ir protestuos, jie tą daro. O tai žinodama valdžia iš tikrųjų bendrauja ir socialinis dialogas tampa natūralus. Nes yra pagarba, yra ir vienybės iš tikrųjų aiškus laimėjimai pareigūnų pusėje. Jeigu yra keli tūkstančiai žmonių susivienyje į vieną organizaciją, tada socialinis dialogas tampa realus. Jeigu mes kalbam tik apie kažkokias deklaracijas socialinio dialogo, tai jis iš esmės gali atlikti ir neigiamą rolę, slopinant darbuotojų solidarumą, pasipriešinimą negeriems sprendimams. Taigi Europa mums neša dvi žinias ir mes turėtume iš tikrųjų vietoje analizuoti, vertinti ir tiesiogiai kopijuoti tai, kas vyksta Europoje, neįmanoma, nes mes nepraėję tų būtinų konfliktų, interesų aiškaus įvardymo etapo ir kol mes to nepraeisim, socialinis dialogas visada bus problematiškas. Dėkuoju. Lietuvoje yra viena iš ES šalių. Ar jūs turite teisėsaugos, šiuo atveju aišku Lietuvos, bet kadangi Lietuva yra viena iš šalių, tai ko gero čia ir ES teisėsaugos vizija, bent jau artimiausių 2, 3, 4 metų laikotarpį. Kaip turėtų keistis, tobulėti, stiprėti? Manau, kad bendradarbiavimas su kitom šalim yra pagrindinė vertybė, kurią ES natūraliai teikia, nes atsiranda galimybės
bendrauti, keistis patirtim su geriausiais Europos pavyzdžiais. Ir mano vizija būtų tokia. Mes, aišku, turime rūpintis visų pirma savo teisėsaugą, jos gerbuvių, jos galimybėmis ginti mus, bet europiniai plotmėj man iš esmės svarbiausia, kad geriausia patirtis ateitų į Lietuvą, kad mūsų pareigūnai galėtų dalyvauti įvairiose Europos iniciatyvose ir šiuo metu tai vyksta labai plačiai. Ir didesnių kažkokių pokyčių aš čia nematau. Supratau. Dėkuoju. Jeigu taptumėte Europos parlamento nariu, kokiamis galiomis pasinaudotumėte, spręsdamas pareigūnų problemas? Iš esmės, pagrindinės galios Europos parlamentaro yra susijusios su viešu poveikiu, kokį jis gali daryti Lietuvoje. Jeigu Europos parlamentaras, kaip ir Seimo narys, gali aktyviai dalyvauti socialinių dialogų įvairiuose formatuose, jis gali kviesti ir ministeriją, ir profsąjungas, gali daryti bendrus projektus. Jis turi pakankamai laisvo laiko ir pakankamai aukštą statusą tam, kad įvairias pusės pakviesti prie bendro stalo ir iš tikrųjų labai nuosekliai ir įsigilinant bandyti spręsti vienas ar kitas problemas. Tai yra pagrindinė vertybė. Žinoma, Europos struktūroje darbas yra kompleksinis, ten daugybė niuansų pačiam parlamente, bet kaip minėjau, yra svarbus niuansas. Europos parlamentaras yra pakankamai laisvas laiko ir judėjimo ir finansinių galimybių prasme, todėl jis tikrai turi padaryti daugiau Lietuvoje. Aš šiandien matau, kad Europos parlamentarai yra paskendę įvairių Briuselio problemų ir einamųjų reikalų sprendime ir tas ryšys su Lietuva pastoviai nyksta. Tai manau, kad tai yra problema. Dėkuoju. Paskutinis klausimas. Kokį pirmą darbą atliktumėte, jeigu taptumėte Europos parlamento nariu Lietuvos teisėsaugos sistemos gerovės vardan? Aš pakviesčiau visus teisėsaugos profsąjungos vadovus į Briuselį ir mes padarytume labai plačią diskusiją apie tai, ką galime padaryti su kitais Europos parlamentarais Lietuvos išrinktais ir iš tikrųjų pabandytume parodyti tokio socialinio dialogo tikrai pavyzdį ir nuo to pradėti. Ačiū Jums.